Mėlyjeji, ką jūs darote, kai norite nusipirkti kokį nors daiktą, pavyzdžiui, mobilųjį telefoną ar paslaugą, kad ir tas pačias atostogas? Galbūt jūs perkate aklai, taip, nusipirksiu, kai bus taip gerai. Galbūt jūs kreipiatės patarimo į pardavėją, nors vis dėlto jo konsultacijos nėra pačios objektyviausios pasaulyje. Galbūt jūs ieškote patarimų tarp patyrusių draugų ar internete ir norite rasti patikrintą informaciją, subalansuotus už ir prieš, atsiliepimus ir pasiūlymus. Kitaip tariant, jūs kreipiatės į prosumerį. Į vartotoją, kuris formuoja visuomenės nuomonę, naudojasi naujovėmis ir daro nemažą įtaką verslo struktūroms. Galbūt jūs pats esate toks prosumeris. Galbūt jūs rekomenduojate savo draugams tam tikras prekes ir paslaugas. Galbūt jūs esate pirmasis, kuris jas išbando ir kuris mėgsta visas rinkos naujoves. Tuomet šis reportažas jums ir apie jūs. Skirmantas Jankauskas ir Eglė Račkauskaitė žino daugiau. Ar jūsų aplinkoje yra žmogus, į kurį kreipiatės prieš įsigydami vieną ar kitą daiktą? O gal būtent jūs esate tas žmogus, nes jūs žinote naujausias tendencijas, išbandote prekes ir paslaugas. Šiandien kalbėsime apie tuos žmonės, kurie žino daugiau nei kiti. Vartotojus galima skirstyti į nuomonės lyderius ir sekėjus. Nuomonės lyderiai yra linkę kitiems patarti, renkantis prekę ar paslaugą. Jie gerai išmano tam tikras sritis, domisi naujovėmis. Jų patarimų prašo nuomonės sekėjai, kurie linkę ne patys spręsti, o pasitikėti kitais žmonėmis. O jūs kreipiatės kas nors patarimų? Į mus? Į mane šeima mano irgi, mama, draugas, draugo mama. O jūs labiau linkusi kitų klausyti patarimų ar patarinėti? Nu, kaip kada. Gal labiau patarinėti. Mama visada kreipiasi, vyras kreipiasi. Dėl kokių prekių maždaug? Dėl įvairiausių, taip pat dėl rūbų, dėl buities, dėl buities ne tiek daug. Dėl maisto, kai reikia apsipirkti, maisto prekių. Į ką kreipiatės prieš įsigydamas vieną ar kitą prekę ir patarimą? Pardavėjai? O prieš tai ko nors iš draugų pažįstamų? Ne, pats sprendžiu. O kodėl? Kas geriau gali patarti negu aš pats savo? Tie vartotojai, kurie gerai išmano apie prekes ir paslaugas, pavyzdžiui, nusimano drabužių, mobiliųjų telefonų ar televizorių rinkoje, yra verslininkų laimė ir džiaugsmas. Rinkodaros darbuotojai jau ne pirmą dešimtmetį atlieka tyrimus su nuomonės lyderiais. Pastarieji jiems padeda rinkai pristatyti naujas prekes. Mat jų nuomonės klausimą dar prieš sukuriant naują produktą. Pavyzdžiui, paklausima, ką manote apie ekologiškas prekes? Atsakymai verslininkams padeda nuspręsti, ar naujas produktas bus sėkmingas. Nuomonės lyderiai dabar dar vadinami prosumeriais. Prosumerius apibūdinam pagal versdami tam tikrą anglišką terminą professional consumers, bet iš tiesų, jeigu kalbėti plačiau, kas slypi po tuo terminu, tai reikėtų sakyti, kad tai yra ne tik profesionalūs vartotojai, kurie siekia patys pirmieji išbandyti įvairias prekes ir paslaugas, bet ir tie žmonės, kurie sugeba formuoti nuomonę, kurie turi labai aiškę savo nuomonę, sugeba patys iš savęs tą nuomonę išgeneruoti ir skleidžia tą nuomonę savo aplinkoje. Jų yra skirtingose kategorijose, skirtingas kiekis, vieni prosumeriai yra vienose srityse prosumeriai kaip informacinės technologijos, turime ir kitose srityse prosumerius ir tai nebūtinai tie patys, pavyzdžiui, kultūros srityje, bet kai kurie prosumeriai galbūt yra keletoje sričių irgi aktyvus, tai yra, pavyzdžiui, ir kultūroje, ir madoje, ir galbūt netgi sveikoje gyvensenoje. Paaiškinsime paprasčiau. Štai čia sėdi Tadas ir Marius. Tadas domisi technologijomis, išmano apie mobiliuosius telefonus. Marius mobiliaisiais telefonais nesidomi. Netrukus Marius pirks naują telefoną, todėl prašo Tado patarimo. Tadas jį pakonsultuos, parodys ir savo telefoną, paaiškins jo savybes ir galbūt parekomenduos įsigyti tokį patį. Taigi Tadas yra tikras profesionalus vartotojas arba prosumeris. Lietuvoje pirmą kartą prosumeriai yra išbandyti 2007 metais, pati kaip metodika. Tuo metu buvo tyriamas sveikų produktų vartojimas. Ir iš tiesų, ką parodė tuo metu tyrimas, tai šitie reiškiniai, sakykime, sveikų produktų vartojimo pats reiškinys, paties reiškinio plitimas Lietuvoje, būtent jau šiuo metu ir pradeda atsispindėti, kad ta tendencija, ta banga jau pas mus ateina ir pamažu įsigali. Kitose šalyse jų sudaro nuo 15 iki 25% skirtingose kategorijose, skirtingose srityse. Lietuvoje mes jų turime 8%, juos identifikavom apklausę
internetu, pasiremdami internetiniu paneliu ir pirmiausia, juos identifikuojam pagal tam tikras charakteristikas. Kaip jie reaguoja į žiniasklaidą, kaip jie reaguoja į patirtį, su produktu, su paslauga, su kažkokiam naujovėm, ar jie tą nuomonę perteikia kitiems, ar jie yra socialiai aktyvūs, ar jie yra lyderiai, nuomonės formuotojai. Prosumeriai nuspėja ateities tendencijas. Tyrimai parodė, kad tai, ką galvoja prosumeriai, likusią visuomenės dalį pasiekia po 6-18 mėnesių. Jie bendraudami su aplinkiniais nuomonės sekėjais paskleidžia savo nuomonę. Tačiau prosumerių metodika nėra koks nors naujas didysis atradimas. Pati metodika, jeigu kalbėti apie metodiką kaip prosumer žodis yra čia vienas iš tų vadinamų buzzword, kuris atsiradęs visai nesenai. Bet metodikų yra daugybė ir jų taikyta jau daug metų, gana senai, daug metų atgal. Tarkime, galbūt galėčiau paminėti pirmasis kartas, kai tokia skalė buvo matavimo skalė išrasta, tai vadinama opinion leadership arba nuomonių lyderystės skalė, tai yra 1970 metai, kai buvo matuojama tiesiog, kiek konkretus žmogus yra linkęs būti nuomonės lyderiu tam tikrų prekių vartojime. Klausimas kiltų, kas pasikeitė paskutiniais metais, kodėl dabar mes vėl apie tai kalbam, išgirdom tokį naują žodį prosumer, apie kurį kaip tik dabar kalbame. Tai iš tiesų paskutiniais metais kartu su socialinių medijų paplitimu, kartu su vartotojų tikrai padidėjusiu gyvenimų tose socialinėse medijose pasikeitė labai daug kas. Jeigu anksčiau vartotojai, kurie buvo tie vadinami nuomonės lyderiai, jie tiesiog jos būdavo labai sunku rinkoje surasti, reikėdavo juos paimti už rankos, apklausti, išmatuoti pagal tam tikrą metodiką jo tą vadinamą nuomonės lyderystės koeficientą, tai dabar tą labai nesunku atsekti pagal tai, kaip jie internete, tarkim, elgiasi. Tarkime, kaip jie tiesiog kokius puslapius jie užeina, kiek jie komentarų parašo, kiek jie paskleidžia savo nuomonę, vėlgi kokią teigiamą ar neigiamą nuomonę. Kaip galite atpažinti prosumerį savo rate? Dažniausiai jie patys savo yra patarėjai ir gerai žino savo vertę. Jie didžiuojasi tuo, kad eksperimentuoja ir priima sprendimus. Jie jaučiasi svarbus tada, kai žino daugiau negu kiti, nes tik tada gali dalytis informacija. Štai mes turime du aktyviai internete veikiančius nuomonės lyderius. Daiva, internete žinoma Ievos pseudonimu, rašo tinklaraštį apie sveiką gyvenseną. Rimvydas Makalius vardu patarinėja, kaip pigiai keliauti. Ar dažnai tave kreipiasi patarimu? Labai dažnai. Apie 30-50 žmonių per dieną. Ir kol atrašau visus laiškus, ateina vakaras, neturiu savo laisvo laiko. Žmonės labai kreipiasi ir žinau tą dalyką, kad dažniausiai jie išgirsta tai iš savo draugų. Ta prasme, jie parekomenduoja mane. Va, kreipkis pas Makalių. Iš tikrųjų, iš pradžių pradėjo klausti patarimų, kadangi mano darbo tema visą laiką buvo susijusi su sveikata ir tie patarimai visą laiką manęs klausdavo vienokio ir kitokio dalyko. O dabar, kai rašau tinklaraštį, atvirai sakant, jau mažiau, nes aš taip suprantu, jie nueina pasiskaito ir nereikia tiesiogiai manęs klausti. Visi blogeriai, tinklaraštininkai, kurie pradeda rašyti, jie neišvengiamai tampa tam tikrais nuomonės lyderiais. Jeigu jie tą daro nuosekliai, jeigu jie visą laiką laikosi, sakykime, kokios tai vienos temos, 2-3 specializuojasi, gilinasi, tai tampa savotiškomis mažomis žiniasklaidos priemonėmis. Iš tikrųjų, tai pradėjau iš pradžių domėtis pats tomis kelionėmis, pigiais skrydžiais, naujienomis, informacija ir panašiai ir skaityti pats. Paskui supratau, kad to reikia ir mano draugams ir skleisdavau viską savo draugams. Tie draugai savo draugams, draugų draugams, draugai ir panašiai ir viskas taip išsiskleidė, kad gimė puslapis. Į puslapį sueina jau nebe tik mano draugai, bet ir apie 4000 žmonių kasdieną, kurie skaito mano patarimus, naujienas ir visa kita. Ir taip ir pradėjau viską. Tyrimai rodo, kad Lietuvoje prosumerių yra mažiau nei kitose šalyse. Taip yra todėl, kad čia dar nėra užtektinai didelė interneto sklaida ir kompiuterių naudojimas. Tačiau nuomonės lyderių yra visur, bet kokioje šalyje, mieste ar draugų kompanijoje. Neabejotina, kad kiekvienas žmogus pažįsta prosumerių, o gal ir jūs pats esate vienas iš jų.